Tai eisim dabar ant pašlovinti, tai visi prašom atsistoti ir prašau prisijungti.
singă, mâna nuplaunanti. Tu galingo upė, srovėmis tekanti. Tu esi versmė gausinga, mane nuplaunanti.
Dėkokim Dievui už tai, kad Jis mūsų rinko ir kad mes galime atverti savo širdis ir šlovinti jį. Kaip gera kartu su jaunimu prisijungti ir šlovinti gyvąjį Dievą, ar ne taip? Dėkojam tau, brangus Viešpatie, kad galime ateiti su padėka pas tave. Dėkojant už tai, kad tu padarei, Viešpatie, padarei dėl mūsų visų, ir kad mes galime šiandieną ateiti, Viešpatie, ir kreiptis į tave kaip į tėvą, šlovinti tave, gyvąjį Dievą. Mes dėkingi tau, kad tu atvėrei kelią savo brangių kraujų, Viešpatie, paukodamas jį už mus. Atvėrei mums kelią prie sosto, Viešpatie. Mes dėkingi tau už tai. Mes dėkingi vienas už kitą, Viešpatie, kad tu mums davei vienas kitą. Ir sujungi, Viešpatie, tą meilę, kurią pamilai mus kiekvieną. Tu įkvėpi meilę į mūsų širdis. Ir taip gera, Viešpatie, būti tavo akivaizdai. Tegul būna tavo vardas išaukštintas, Viešpatie. Tegul tavo vardui kyla šlovė, Viešpatie, iš mūsų gyvenimų, iš tų vaisių, kuriuos tu augini kiekviename iš mūsų. Ir Viešpatie, atverk šiandieną mūsų širdis, matyti stebuklus tavo žodyje. Tėve, kalbėk mums, mes žinome, kad tik tai tu gali apreikšti mums tiesą. Mes žinome, kad mūsų kūne negyvena gėris. Mes žinome, kad tu esi geras, Viešpatie. Ir prašom dabar tavęs. Atverk mūsų širdis, Viešpatie, girdėti, ką tu kalbi. Priimti, ką tu kalbi. Ir priimti gyvenimą, Viešpatie, kur tik tu vienas tiki. Ačiū tau, brangus Tėve, kad tu gali padaryti daugiau, negu mes sugebame prašyti. Ir kad tu mūsų labui, Viešpatie, darbuojasi ir šiandien. Dėkojam tau, Tėve, Jėzaus vardu. Amen. Praeitą sekmadienį buvo pas mus svečiuose Ramūnas, pastorius iš Panevėžio, ir kalbėjo, kas klausė, kaip gyvai, kas gal transliacijų, kalbėjo apie maldą. Man taip stipriai palietė, iš tikrųjų, tokią svarbią temą jisai palietė. Malda. Aš ir iš savo vaikų, ir ne vieną kartą iš kitų žmonių girdėjęs esu klausimus užduodamus. Kas yra malda? Kaip reikia melstis? Ką reikia šnekėti? Ne vien krikščionys meldžiasi. Mes žinome, matėme arba susidūrėme su malda per savo gyvenimą daugybę kartų. Aš mačiau, kaip mano močiutė skaito maldaknyges. Ten surašytos maldos buvo. Marijai, šventiesiems, Dievui. Per filmus įvairiausius, per žinias, mačiau, kaip nuoširdžiai musulmonai pasitiesė kilimėlį, klaupėsi ant kelių, kelia rankas ir meldžiasi. Ar matėt kas? Apie musulmonus tai dar nuoširdžiau atrodo negu krikščionis. Krikščionis taip nesimeldžia. Čia jis sako, ne tam Dievui. Teisingai. Budistai ir visokie kitokie komunistai meldžiasi irgi. Ir vieni nuoširdžiau, kiti net taip nuoširdžiai. Ką mums šiandien reiškia malda? Mes turbūt išklausę pamokslą tikrai supratom, kad malda yra labai svarbus dalykas. Šiandien stengsiuosi kiek įmanoma trumpiau, kad karštis mūsų neištirpdytų, bet paliesti keletą aspektų iš to. Vakar girdėjau liudymą mano vieno brolio, jisai pasakojo apie tai, kaip jis gyveno pasaulyje ir kaip įtikėjo. Ir jisai buvo priklausomas nuo narkotikų daugybę metų. Ir ta priklausomybė jį kankino. Ir jis papasakojo, kai sunkių momentų vienu. Jis pasakė tokius žodžius: Dieve, jeigu tu esi, padėk. Kartojo keletą kartų. Dieve, jeigu tu esi, padėk. Iš tikrųjų, netikintis žmogus, gyvenantis priklausomybėje nuo narkotikų, nekartą teistas už nusikaltimus, pasakė tokius žodžius. Kas tai yra? Čia atsakymas iš tikrųjų tiems, kas klausia, kaip reikia melstis.
Kas tai buvo? Širdies šauksmas. Taip, širdies šauksmas. Arba malda. Malda tai yra bendravimas su Dievu. Kai mes šnekamas vienas su kitu, kai aš šnekuosi su Loreta, tai kažko jos prašau, tai nėra malda. Taip. Tai yra mūsų bendravimas. Kada mes sakom žodį malda, mes turime minty, kad kreipiamės į kažką, kas yra už mums matomos ribos. Kreipiamės į Dievą, kuris yra nematomas. Ir žmogus, kuris gyveno ne pagal Dievo įstatymus, kreipėsi ir Dievas jam atsakė. Ar visas maldas atsako Dievas? Ir visas. Tik skirtingai. Atsako visas ir skirtingai. Skirtingai. Musulmonai meldžiasi tam pačiam Dievui. Abraomui, Izaokui ir Jokūbo Dievui. Ir prašo, leisk mums užimti šitą teritoriją, pavyzdžiui, Izraelio. Ir maldauja labai nuoširdžiai. Dievas gali išklausyti šitokią maldą. Jeigu bus jo valia, kad musulmonai užimtų, ne tai, kad išklausyti, bet paprasčiausiai įvyks jo valia. Taip ir bus. Krikščionis viduramžiais meldėsi irgi tokia, dažnai meldėsi tokia malda. Dieve, leisk mums užimti šitą teritoriją. Pavyzdžiui, mūsų teritorija, kur mes dabar gyvenam, Lietuva. Aš nemeluoju, pasiskaitykite istorijos vadovėlius. Yra daug užrašų. Dievas neklauso nusidėjėlių maldų. Ir Dievui atgrasus žodžiai, kurie kyla ne iš šventosios dvasios. Čia mano išvada, skaitant šventą raštą, kas liečia maldą. Apaštalų darbų knygoje, pačioj pradžioj Apaštalų darbų knygos užrašyta, aš pavadinčiau tokia malda. Po Jėzaus prisikėlimo mokiniai buvo susirinkę prie Jėzaus. Įsivaizduokit, jie matė Jėzų, kaip jis buvo nukryžiuotas. Matė, kaip jisai mirė, kaip buvo palaidotas. Ir dabar jie susirinkę su Jėzumi kalbasi. Ateitų čia mano senelis, kuris numiręs prieš 20 metų ar prieš 10. Ir čia aš su juo šnekėčiausi ir vaikai mano, kurie net nematė jo, ar keistai pasijaustumėt. Nu kas nors, išdint savo kokį nors giminaitį, kuris numiręs ir dabar jis čia ateina. Nu keistas, kažką pagalvotumėt, ar ne? Kaip? Pagalvotumėm, kad vaidenasi. Kad vaidenasi. Jėzus jiems parodė, sakė Tomui, įkišk į vinių vietą pirštus. Sako, čia aš. Jis įrodė, per 40 dienų rašo, rodėsi mokiniams ir rodė, kad jis gyvas iš tikrųjų. Ką jie suprato? Kad čia Dievas. Dievas prikėlė Jėzų Kristų. Ir kad čia iš tikrųjų tas Mesijas. Ir susirinkusieji paklausė jį. Viešpatie, jie kreipėsi į ne mokytojų, ne rabį, rabūnį, o viešpatie, jie kreipėsi į kaip į Dievą, kaip į valdovą. Čia aš užskaitau, kad tai yra malda. Gal tu šiuo metu atkursi Izraelio karalystę? Jis jiems atsakė, tarė, ne jūsų reikalas žinoti laiką ir metą, kurios tėvas numatė savo valdžią. Kai ant jūsų nužengs šventoji dvasia, jūs gausite jėgos ir tapsite mano liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje ir iki pat žemės pakraščių. Tai pasakęs jiems bežiūrint, Jėzus pakilo aukštyn ir debesys jį paslėpė nuo jų akių.
Mokiniai susirinkę prie Jėzus ir matė ir žinojo, kad jis yra Dievas, turėjo stiprių ketinimų, gerų ketinimų. Jie norėjo paveldėti Abraomo paveldėjimą. Jie galvojo, kad jau dabar tai išsipildys. Kad jie dabar valdys Izraelį, valdys žemę, kad pagonis ateis ir pasiduos Izraeliui ir jie bus nugalėtojai ir jie bus valdovai žemės. Taip, iš tikrųjų jie taip mąstė. Šiais laikais yra mokymų ir kalbėjimų, kad mes kaip krikščionis užvaldysime šitą pasaulį. Pasaulio turtus, pinigus, sveikatą, valdžią. Bet Jėzus atsakė jiems tada ir sako mums šiandien. Ne jūsų reikalas žinoti laiką ir metą. Kada valdysim? Ateis diena, kai krikščionis ir visi teisėjai valdys pagonis. Bet ne šiandien. Bet ne šiandien, bet čia tokį sakau, gal ir šiandien. Bet ne dabar, ne šiuo momentu. Šiuo momentu šventoji dvasia veikia žemėje. Šventoji dvasia veikia bažnyčioje. Ir šventoji dvasia apreiškia Dievo sumanymus tiems, kurių širdis sudužusius. Tiems, kurių širdis nusižeminusius. Tiems, kurie meldžiasi iš dvasios, bet ne iš kūno. Praktinis toliau pažiūrėjimas, kaip meldėsi Jėzus. Sako, pirmagimis iš brolių. Mes šeima, kurioje pirmagimis yra Jėzus Kristus. Ir jis mums didžiausias pavyzdys. Aš turiu minti dabar maldą Getsemanę. Tai ir iš Morkaus Evangelijos, ir iš Jono Evangelijos, ir iš Luko Evangelijos, pažiūrėsim. 22 skyrius Luko Evangelijos. Nuo 40 eilutės. Tai gal skaitysiu nuo lentos, geriau matysiu. Atėjus į vietą, jis tarė jiems, melskitės, kad nepakliūtumėte į pagundymą. Jis atsitolino nuo jų maždaug per akmens metimą ir atsiklaupęs ėmė melstis. Tėve, jei nori, atimk šitą taurę nuo manęs, tačiau tai būna ne mano, bet tavo valia. Jam pasirodė iš dangaus angelas ir jį sustiprino. Vidinės kovos draskomas jis dar karščiau meldėsi. Jo prakaitas pasidarė tarsi tiršto kraujo lašai, varvantis žemėn. Atsikėlęs po maldos, jis atėjo pas mokinius ir rado juos iš sielvarto užmigusius. Jis tarė jiems, kodėl miegate, kelkitės ir melskitės, kad nepakliūtumėte į pagundymą. Tiek ir užtenka šitas vietas. Ir Morkaus Evangeliją atsiveskim. Čia kitas Evangelijos autorius užrašo, kaip jisai matė. 14 skyrius nuo 32 eilutės. Jie atėjo į vietą vadinamą Getsemanę. Jėzus sako savo mokiniams, pasėdėkite čia, kol aš melsiuosi. Pasiėmė su savimi Petrą, Jokūbą ir Joną, jis pradėjo nuogąstauti ir sielvartauti. Jis jiems sakė, mano siela mirtinai nuliūdusi, pasilikite čia ir budėkite. Paėjęs truputį toliau, sukniubo ant žemės ir meldėsi, kad jei įmanoma, jie aplenktų toji valanda. Jis sakė, Aba tėve, tau viskas įmanoma, atitolink nuo manęs šitą taurę, tačiau ne kaip aš noriu, bet kaip tu. Po to grįžta, randa juos miegančius ir tarė Petrui, Simonai, tu mėgi, nepaėgi nė vienos valandos pabudėti. Jėzus buvo gundomas pačioj pradžioj prieš tarnystę valdyti Izraelį ir viso pasaulio turtus. Viską valdyti. To buvo gundomas Dievo sūnus.
Kodėl? Jis gyveno kūne ir turėjo lygiai tokį patį kūną kaip mes. Čia mes matome akivaizdžiai, kad Jėzus prašo, jeigu tik įmanoma, mano kūnas nenori kentėti, jeigu tik įmanoma. Jėzus lygiai taip pat norėjo gyventi ir džiaugtis, valgyti, valdyti, karaliauti. Jėzus lygiai taip pat norėjo. Lygiai taip pat nori mūsų kūnas šiandieną karaliauti ir sėsti sostą. Ir jau šiandien paveldėti Abraomo palaiminimą. Fizinę prasme, kūnišką prasme. Bet ką Jėzus sakė? Ir ką jisai mokino, kai mokiniai paklausė, išmokink ir mus melstis. Jis sakė tokius žodžius, tai būna Dieve tavo valia. Tiesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Ne mano kūno valia, bet Dievo valia. Jeigu Dievo valia, tai būna. Kaip mums melstis gyvenimiškose situacijose? Kiek žodžių reikia sakyti, ką reikia sakyti ir kokia yra Dievo valia. Kam atėjo patarnauti Jėzus? Mums. Kitaip tariant, ne savo. Kitiems. Jo gyvenimas sukosi apie kitus, ne apie save. Jis turėjo kūną, jo kūnas turėjo norų, bet jis nevykdė kūno norų ir nevykdė savo kūno troškimų. Kūnui reikia atsipalaiduoti. Ir jisai sako, duok man svaigalų. Ką mums reikia daryti? Klauptis ant kelių. Taip įdomiai toje maldoje parašyta, Jėzus meldėsi va šitai. Kaip pas protestantus nedažnai praktikuojama, kaip pas katalikus praktikuojama tokia malda. Kartais tai padaroma religija. Bet Jėzus meldėsi šitai ant kelių, atsiklaupęs. Nulenkęs savo kūną ir pastatęs kūną į vietą. Kūno vieta ant kelių. Bendravime su Dievu. Jis sakėte, mano valia tegu lieka nuošaly, tai būna tavo valia. Jis mokino Jėzus, ieškokite Dievo karalystės. Belskite ir bus atidaryta. Kodėl jas reikia ieškoti? Mes matome, kai jis čia meldėsi, jis ieškojo. Taip ieškojo, kad prakaitas lašėjo su krauju. Ne šiaip, tai nebuvo, jisai Jėzus, jam buvo paprasta lengva. Man, aš žmogus, aš taip negaliu. Man per sunku. Jėzus buvo Dievo sūnus, jam buvo viskas paprasta. Tai jam, jeigu priimti tą sprendimą, reikėjo melstis, kad net prakaitas su krauju lašėtų. Tai jam nebuvo lengva, aš tiek pasakysiu. Aš dar taip nesimeldžiau, kad man prakaitas su krauju lašėtų. Ir labai blogai iš tikrųjų. Turėčiau taip melstis. Tai čia pirmiausia, kas liečia maldą, patį motyvą maldos. Jėzus meldėsi, kad jo gyvenime pasireikštų tėvo valia. Ne jo valia, bet tėvo valia. Taigi, kai mano kūnui norisi atsipalaiduoti ir apsisvaiginti, kad jam būtų geriau, aš maldoje turiu suklupęs ant kelių prašyti, Dieve, tai būna tavo valia, ne mano valia, ne kaip aš noriu, bet kaip tu nori. Jėzui tai kainavo. Ar kainuos tai tau? Ar kainuos tai man? Aišku, kad kainuos. Bet ačiū Dievui, kad Dievas nepaliko mus vienus. Jis siuntė mums šventąją dvasią. Siuntė mums į pagalbą šventąją dvasią. Žiūrėkite dabar kita malda. Mokiniai, perskaitėme Apaštalų darbų knygoje, tik meldėsi, prašydami
karaliauti. Prašydami, kad jų kūno troškimai būtų patenkinti ir jie būtų, kaip sakyti, galva, o ne uodega šiam pasaulyje. Kad viskas savo vietose teisingai būtų. Blogus nubaust, o jiems geriesiems karūnos. Bet praėjo nedaug laiko po sekminių, jie patyrė, jie gavo šventosios dvasios dovaną, drąsiai skelbė Evangeliją, nukentėjo už Evangelijos skelbimą, paleido jos ir grįžo ir užrašyta viena iš maldų. Tai bus 4 skyrius Apaštalų darbų nuo 24 eilutės. Išklausę, visi vieningai pakėlė balsus į Dievą ir sakė. Tai va, vėl visi ten vieningai buvo pakėlę balsus į Jėzų ir klausė jo ir meldė. Ir dabar kita malda. Po to, kai jie buvo pripildyti šventosios dvasios. Valdove, tu esi Dievas, sutvėręs dangų, žemę, jūrą ir visa, kas juose yra. Tu kalbėjai savo tarno Dovydo lūpomis. Kodėl niršta pagonis, kam veltui tautos sąmokslus rengia. Žemės karaliai sukilo, valdovai susibūrė draugėn prieš Viešpatį ir jo Kristų. Prieš tavo šventąjį sūnų Jėzų, kurį tu patepei, iš tiesų susibūrė Erodas, Poncijus Pilotas su pagonimis ir Izraelio tauta, kad įvykdytų, kad tavo ranka ir sprendimas iš anksto buvo nulėmę įvykti. O dabar Viešpatie, pažvelk į jų grasinimus ir duok savo tarnams su didžia drąsa skelbti tavo žodį, ištiesdamas savo ranką išgydymams ir kad būtų daromi ženklai bei stebuklai tavo šventojo sūnaus Jėzaus vardu. Jiems pasimeldus sudrebėjo susirinkimo vieta, visi prisipildė šventosios dvasios ir drąsiai skelbė Dievo žodį. Šitoj maldoj jie jau neprašė Erodo kėdės. Prieš tai jie buvo paprašę Erodo ir Poncijaus Piloto kėdės. Pakeisti ministrus ir pakeisti valdžią. Kodėl čia jiems jau nesinori pakeisti valdžios? Dievas pakeitė juos pačius. Jie buvo pripildyti šventosios dvasios. Ir mums šiandien reikia būti pilniems jo dvasios. Ne mūsų kūno troškimų, bet jo dvasios. Ir sakė, kai Jėzus sakė, ieškokite ir rasite, jis kalbėjo ne apie duoną, ne apie pinigus, ne apie žemę, ne apie titulą. Jis kalbėjo apie šventąją dvasią. Būtent tik tai apie šventąją dvasią. Čia jie prašo nepakeisti kažką, bet duoti drąsos skelbti Evangeliją. Kaip Dievas jiems atsakė. Išgelbėjo nuo Erodo, nuo Piloto, nuo Romėnų. Jokūbą nukirto. Vieną iš artimiausių. Vieną iš pagrindinių. Kaip sakyt, kaip tu dabar Dieve veiksi, leidai nužudyti Jokūbą. Šitą Stepaną užmėtė akmenimis. Petrą tuoj pat pagavo, vėl įmetė į kalėjimą. Ir ką, Dievas neišklausė šitos maldos? Išklausė, jis davė jiems drąsos. Šitose baisiose situacijose, šitose nedėkingose situacijose. Jeruzalėje buvo nuostabus susirinkimas, 5000 tikinčiųjų. Ir Dievas neleido užvaldyti Jeruzalės. Jis leido jiems būti išsklaidytiems. Kur nėra komforto, kur nėra, kaip sakyt, valdžios kažkokios, kur nėra atrodytų saugumo, bet jie visi buvo saugus. Saugus dvasioje. Jų tvirtovė buvo Dievas. Ir jų saugi vieta buvo širdyje. Ne kūne, ne žemėje, ne vietovėje, o širdyje. Dievas šiandien gyvena mūsų širdyse. Ir jis mums davė paveldėti visus turtus. Danguje. Ne žemėje. Jisai suvinios šitą žemę parašytą kaip rietimą. Šitą žemę viską suės, ugnis viską ištirs. Jeigu galvojat, kad Dievas mums kažką duoda šitai žemėje, tai nieko neliks, net jeigu jis ir davė kažką. Nieko neliks, nieko. Nei namo, nei pinigų, nei sveikatos, viskas sudegs. Viskas.
Išliks tik tai, kas nesudega, tai, kas širdyje. Išliks tik Dievo karalystė, kuri gyvena širdyje. Čia ir prasideda malda. Malda, kurią išklauso Dievas, kyla iš atgimusios širdies, veikiant šventai dvasiai. Netgi laiške Romiečiams 8 skyrius. Nuo 22 eilutės. Nuo aukščiau paskaitysiu, nuo 19. Kūrinyje su ilgesiu laukia, kada bus apreikšti Dievo sūnūs. Mat kūrinyje buvo pajungta tuštybei, ne savo noru, bet pavargėjo valia, su viltimi, kad ir pati kūrinyje bus išlaisvinta iš suirimo vergijos ir įgys šlovingą Dievo vaikų laisvę. Mes žinome, kad kūrinyje dabar miršta, kenčia ir laukia. Viešpatauja mirtis, kur be pažiūrėsim. Musės miršta, vabalai, žvėris, upės, mūsų gamta, pasaulis, šita visa kūrinė Dievo sukurta, kenčia kol kas mirties vergovėje. Bet laukia tos dienos, kada Dievas sukurs naują pasaulį. Mat kūrinė buvo prijungta tuštybei, ne savo noru, bet pavergėjo valia, su viltimi, kad ir pati kūrinė bus išlaisvinta iš suirimo vergijos ir įgis šlovingą Dievo vaikų laisvę. Juk mes žinome, kad visa kūrinyje iki šiol dejuoja ir tebėra gimdymo skausmuose. Ir ne tik ji, bet ir mes patys, turintis pirmuosius dvasios vaisius. Ir mes dejuojame, kantriai laukdami įsūnijimo, mūsų kūno atpirkimo. Šią viltimį mes esame išgelbėti. Bet regima viltis nėra viltis. Jeigu kas mato, tai kam jam viltis? Bet jei vylėmės to, ko nematome, tada laukiame ištvermingai. Taip pat ir dvasia padeda mūsų silpnumui. Nes mes nežinome, ko turėtume melsti, bet pati dvasia užtaria mus neišsakomom dejonėm. Širdžių tyrėjas žino dvasios mintis, nes ji užtaria šventuosius pagal Dievo valią. Mes su visa kūrinyje laukiame mūsų kūno atpirkimo. Ir mūsų dvasia laukia atpirkimo. Ir mūsų malda kyla iš dvasios, ne iš kūno noro. Turėtų, sakykime taip, kilti, ne iš kūno noro. Kodėl sakau turėtų? Nes ir pats esu nekartą pagavęs save, kad meldžiuosi ne Dievo valios, o savo valios. Ir tą patį kalba Dievo žodis, kad žmonės ir pirmoji bažnyčiai meldėsi ir prašė, kreipėsi į Dievą, bet prašė ne pagal Dievo valią. Laiškas Jokūbui. Ketvirtas skyrius, nuo 2 eilutės. Geidžiate ir neturite, žudote ir pavydėte ir negalite pasiekti. Kovojate ir kariaujate, neturite, nes neprašote. Jūs prašote ir negaunate, nes blogo prašote, savo užgaidoms išleisti. Kūnas su šėtono pagalba ir šio pasaulio dvasių pagalba kartais mūsų užgaidas nupiešia kaip nuostabiausius Dievo norus mūsų gyvenime. Ir mes galvojam, kad prašome Dievo teisingų dalykų. Kaip dažnai mes žinome, ko mums reikia. Ir įsakome Dievui padaryti tai. Ar ne taip?
Matot, čia apie maldą, kai kalbu, sakau, ne esmė, ką aš pasakysiu, kiek žodžių ištarsiu, kaip gražiai jas ištarsiu, kaip nuostabiai jie skambės, bet iš kur kils tą, ką aš sakysiu. Vieni, kas turi gerą iškalbą, gali sakyti gražias kalbas, pavyzdžiui, Dovydas. Jis pavyzdys maldos. Ne kiekvienas, man atrodo, gali taip melstis, kaip meldėsi Dovydas, tos maldos, kurios užrašytos psalmės. Man niekaip taip nesigauna. Bandžiau, bet nesigauna. Būna žmonių, kurie neturi iškalbos visiškai. Gali maldoj pasakyti tik tai keletą žodžių ištart. Ir kaip manat, jo malda prastesnė už žmogaus, kuris už Maironio, pavyzdžiui, kuris eilėraščius rašė. Nei kiek neprastesnė. Esmė, iš kur kyla. Amen. Ir ačiū Dievui, kad mes esame čia, bažnyčioje šiandieną, kad ir karšta. Reiškia, mes dar ieškome. Mums dar norisi, kad mūsų malda kiltų iš dvasios. Mums dar norisi kreiptis į Dievą, Abą, Tėvę. O jeigu norisi, jeigu mes atsiliepiam į Dievo kvietimą, Dievas pradėjo šitą darbą mumise. Mums svarbu nepasipuikuoti, neįsididžiuoti ir nepagalvoti apie save daugiau negu yra, o nusižeminti prieš Dievą, jisai ir ves toliau. Aš sukalbėjęs apie tas bulves. Taip norisi bulvių gegužės mėnesį. Bet nereikia tempti daigų. Nereikia jų tempti iš žemės, nes bulvių nuo to neatsiras. Reikia palikti Dievo valiai, kad būtų Dievo valia. O Dievo valia tai nepastebimas augimas, nepastebimas procesas, kada tu nusižeminęs lauki. Netrauki, o lauki. Mūsų darbai, mūsų teisumo darbai nieko nereiškia. Mes patys negalim padėti Dievui. Ir jeigu prašysim Jo, patarsime, ko mums reikia, gal Dievas nežino, ko mums reikia, patarsime jam, ko mums reikia ir prašysime Jo. Nu, čia bus kaip bulvės traukti už daigą. Nepadaugės ir mūsų gyvenime nieko gero nebus. Raškime. Ir pabaigai, kai maldos pavyzdį, ką meldėsi Jėzus. Čia visas rašto vietas mūsų dažnai girdėtas, bet taip norėjau paliesti tą temą šiandien. Jono Evangelijos 17 skyrius. Pavyzdys, kaip meldėsi Jėzus. Tai pasakęs, Jėzus pakėlė akis į dangų ir prabilo. Tėve, atėjo valanda, pašlovink savo sūnų, kad ir tavo sūnus pašlovintų tave. Nes tu davėjai jam valdžią kiekvienam kūnui, kad visiems, kuriuos esi jam davęs, jis teiktų amžinai gyvenimą. Čia yra Jėzaus malda, čia užrašyta, Jonas užrašė, ką Jėzus išsakė Dievui, Tėvui, kaip ir mes turim pavyzdį, kai meldžiamės. Tai yra amžinasis gyvenimas, kad jie pažintų tave, vienintelį tikrąjį Dievą ir tavo siųstąjį Jėzų Kristų. Aš pašlovinau tave žemėje, atlikau darbą, kurį buvai man davęs nuveikti. Dabar tu, Tėve, pašlovink mane pas save, tą šlovę, kurią pas tave turėjau dar prieš pasaulio buvimą. Aš apreiškiau tavo vardą žmonėms, kuriuos man davėjai iš pasaulio. Jie buvo tavo ir tu juos davėjai man. Ir jie laikėsi tavojo žodžio. Dabar jie suprato, kad visa, ką man davėjai, yra iš tavęs. Nes tavo man duotus žodžius aš perdaviau jiems. Ir jie priėmė juos ir tikrai pažino, kad iš tavęs išėjau. Ir jie įtikėjo, kad mane siuntėjai. Aš meldžiu už juos, ne už pasaulį meldžiu, bet už tuos, kurie man davėjai. Nes jie yra tavo. Ir visa, kas mano, yra tavo, o kas tavo, yra mano. Ir aš pašlovinamas juose. Aš jau nebe pasaulyje, bet jie dar pasaulyje. Aš einu pas tave, šventasis Tėve, išlaikyk juos savo vardu, tuos, kuriuos man davėjai, kad jie būtų viena kaip ir mes. Kol buvau su jais pasaulyje, aš išlaikiau juos tavo vardu. Aš išsaugojau tuos, kuriuos man davėjai, ir nei vienas iš jų nepražuvo, išskyrus pražūties sūnų, kad išsipildytų raštas. Bet dabar
aš einu pas tave ir tai kalbu pasaulyje, kad jie turėtų savyje tobulą mano džiaugsmą. Aš jiems daviau tavo žodį ir pasaulis jų nekentė, nes jie nei iš pasaulio, kaip ir aš ne iš pasaulio. Aš neprašau, kad juos paimtum iš pasaulio, bet kad apsaugotum juos nuo pikto. Jie nėra iš pasaulio, kaip ir aš ne iš pasaulio. Pašventik juos savo tiesa. Tavo žodis yra tiesa. Kaip tu mane siuntei į pasaulį, taip ir aš juos pasiunčiau į pasaulį. Dėl jų aš pašventinu save, kad jie būtų pašventinti tiesa. Ne tik už juos meldžiu, bet ir už tuos, kurie per jų žodį mane įtikės. Kad jie visi būtų viena, kaip tu, Tėve, manyje ir aš tavyje, kad ir jie būtų viena mumise. Kad pasaulis įtikėtų, jog tu mane siuntei. Ir tą šlovę, kurią man suteikiai, daviau jiems, kad jie būtų viena, kaip mes esame viena. Aš juose ir tu manyje, kad jie pasiektų tobulą vienybę ir pasaulis pažintų, jog tu mane siuntei ir pamilai juos taip, kaip myli mane. Tėve, aš noriu, kad tie, kuriuos davėjai, taip pat būtų su manimi ten, kur aš esu, kad jie matytų mano šlovę, kurią man suteikiai, nes pamilai mane prieš pasaulio sukūrimą. Teisingasis Tėve, pasaulis tavęs nepažino, o aš tave pažinau. Ir šitie pažino, kad tu mane siuntei. Aš paskelbiau jiems tavo vardą ir dar skelbsiu, kad meilė, kurią mane pamilai, būtų juose ir aš juose. Ko prašė Jėzus šitai maldoj? Jis meldėsi už mokinius. Jis meldėsi už tuos, kuriuos palieka. Ir paliko mums pavyzdį. Už mus meldėsi. Meldėsi už vienybę, kad jie būtų viena. Kada žmonės kovoja už šio pasaulio pozicijas, už savo garbę, už savo vardą, už savo titulą, ar už savo žemę, už kažką savo, tai iš karto pasireiškia susiskaldimu tarp žmonių ir karais. Tiek bažnyčiose, tarp denominacijų, tarp žmonių, tarp valstybių, šeimose. Bet kada žmogus meldžiasi už kitą, kada žmogus palieka save ir savo valią, bet meldžiasi dėl kito, kur nėra jo pozicijos, ir pasėja tokią sėklą ten, kur meldžiasi, ten pradeda atsirasti Dievo karalystė. Ir tenais nėra susiskaldymų, ten yra vienybė ir meilė. Ir Dievas pašaukė mus melstis taip, kaip meldės Jėzus. Ir mokintis to daryti, nes to reikia išmokti. Jėzus mokino savo pavyzdžių. Ir atsiuntė mums padėjėją. Ir dar kitus kartus dar pratęsime, nes čia tiek yra kalbėti iš tikrųjų. Maldų, kokios, kaip pranašai meldėsi Senam testamente, kaip mokiniai meldėsi toliau. Vienas iš čia aš tą po Ramūno pamokslo varčiau, aš nežinau, galvoju, ką pasakyti, nes čia būtinai galvoju reikia kalbėti. Malda kaip kvėpavimas. Jeigu ožiukas, gimė mūsų ožiukas ir sunkiai kvėpuoja, tai esmė, kad kvėpuotų. Jeigu nustoja kvėpuoti, viskas. Laidotuvės. Tai malda yra tikinčio žmogaus kvėpavimas. Jeigu tikintis žmogus nesimeldžia, reiškia, jau nekvėpuoja. Jau reikia reanimacijos. Jau reikia gelbėti. Jeigu meldžiasi, jeigu jisai dar, kad ir tokia malda Dieve, jeigu esi padėt, dar iš jo vidaus išlenda, bet nuo širdžiai. Tai dar gyvas, dar galima kažką daryti. Amen. Dievas mus šaukia. Melsis tebūnie tavo valia, o ne mano valia. Tai ateina tavo karalystė, o ne mano karalystė. Ir tiesie tavo valdžia, o ne mano valdžia. Ir tie, kurie nusižemins po galingą Dievo ranką, valdys vieną dieną. Ačiū Dievui. Kas įvykdys jo valią tobulai, gaus 5 miestus. Kas ne taip tobulai, gal kaip per ugnį išsigelbės, nieko negaus, bet bus išgelbėtas. Ir ačiū Dievui. Taigi,
melskime, kvėpuokim ir gyvenkim ne dėl savęs, bet gyvenkime dėl kitų, dėl Viešpaties, taip kaip ir Jisai dėl mūsų gyvena. Ir prisipildykim šventosios dvasios. Laukime jo dvasios. Ieškokime jo dvasios. Būkime pilni jo, o ne šio pasaulio mūsų. Amen. Tai jaunimas, tikiuosi, dar vieną giesmę pašlovins. Mes trumpai gal pasivaišinsim, jeigu neištirpo tortas. O kas sveikatos neturi, tai per karštą, tai bus ir vėsesnių dienų.
stiprybė, kuri saugo mane amžinai, nes tu man. Esi stiprybė, kuri saugo mane amžinai. Ačiū tau, Dieve, kad aprūpini mus, kad saugoji, kad mus globoji, myli. Tai vien, ne vien